Sveiki atvykę į 9 kurso pamoką. Vėlgi trumpai noriu apžvelgti, apie ką kalbėjau prieš tai. Tai būtent apie tą sutarties su savimi nutraukimą. Tikiuosi visiems pavyko išsirašyti, ištraukti iš to kietojo disko tos visos nemeilės savo sąlygas, kokios jos buvo, atpažinti jas, ištraukti jas, užrašyti ir prisimant atsakomybę už tai, kas įvyko, tiesiog nuoširdžiai savęs atsiprašyti ir savo atleisti. Tai tikiuosi, kad darot namų darbus, nes tai iš tikrųjų yra labai svarbu, nes jeigu jūs norite kažkokio gyvenimo pokyčio, jūs turit kažką tai daryti kitaip, negu darėte iki šiol. Tad visos šitos praktikos yra būtinos, jeigu jūs norite kažką tai gyvenime pakeisti, kad jūsų gyvenimas pasikeistų. Tai praeitą kartą mes kalbėjom apie sutarties nutraukimą su savimi pačiu. Na, o šiandien aš noriu pakalbėti apie sutarties nutraukimą su visais aplinkiniais. Ir kaipgi tos sutartys iš vis atsitinka su tais aplinkiniais. Viskas yra energija, viskas nuolatos vibruoja. Kiekvienas jausmas, kiekviena mintis turi savo vibraciją, turi savo dažnį. Kiekvienas jausmas turi savo vibraciją, turi savo dažnį. Tai kada mes kažką tai jaučiame kam nors, mes realiai darome tiesioginę įtaką tam žmogui, tuo pačiu ir savo, jausdami vienokius arba kitokius jausmus. Jeigu mes jaučiame meilę, mes siunčiam tam žmogui meilę. Jeigu mes jaučiam pyktį, mes siunčiam tam žmogui pyktį. Ir kada mes siunčiam vienokius ar kitokius jausmus, jie tos pačios pasąmonės dėka ir architektų pagalba tuos jausmus paverčia situacijomis. Ir pavyzdžiui, jeigu aš kažko tai labai stipriai nekenčiu, kažkokio žmogaus, anksčiau ir vėliau jam gali atsitikti kokia nors nelaimė. Nes mano tiesioginis ketinimas buvo, kad jam kas nors atsitiktų blogai. Ir kadangi tai yra, kadangi mes esame kūrėjai ir nuolatos kūrėme viską, kas aplinkui mus vyksta, tai lygiai taip pat su savo jausmais mes kūrėme situacijas kitiems žmonėms. Jeigu jiems kažkokio tai linkime blogumo. Ir kadangi mes dabar jau suprantame, kad visi jausmai, kurie kyla mumyse, tai jie yra tik tais to paties kūrėjo meilės forma mums. Bet kadangi mes to nepriimam, kadangi mes to nepriėmėm ir nesupratom, mes tos jausmus realiai įsileisdom į save ir retransliuodavome. Reiškiasi, įvyksta situacija, įvyksta kažkokia tai emocija, jinai ta emocija pradeda sukti kažkokį tai scenarijų, siužetą galvoje, aš pradedu jausti jausmus, na jeigu tai liečia mane, tai įsirašo į mano kietąjį diską ir į mano sutartį, jeigu tai liečia kitus, tai įsirašo į mūsų bendrą sutartį. Reiškiasi, kiekvieną kartą, kada aš jaučiu negatyvius jausmus kam nors, tarp to žmogaus ir manęs atsitinka nauja sutartis. Ir ta sutartis, jinai galioja tol, kol yra tas jausminis antspaudas uždėtas ant tos sutarties. Ir tas jausminis antspaudas yra kaip energija, kuri palaiko tą mano priimtą pasiūlymą. Reiškia, ateina pasiūlymas. Vat žiūrėk, dabar jo nekesk. Ateina mintis tokia. Architektai sumaždėliavo man kažkokį tai siužetą, kad va dabar tu jo nekesk. Jis man sukėlė kažkokį tai skausmą tas žmogus ir aš pradedu jo nekest. Dieną, 2 metus, galiu 5 metus galiu nekest. Galiu tėvo nekest, galiu motinos nekest, galiu brolio nekest, galiu ten dar kažkokios tai partnerio nekest ar ten bendradarbio, nesvarbu. Bet kur yra jausmas kažkokios neapykantos, nepasitenkinimo, ten yra sutartis ir ta sutartis yra galiojanti tol, kol už tą jausmą aš neprisimsiu atsakomybės. Reiškia, viskas, kaip įdomiai viskas sukurta, kaip įdomiai viskas sujungta, kad ateinam iš tą gyvenimą, mokytis mums skirtų pamokų. Mes gaunam tėvus, kurie jau yra iš karminių ryšių, iš karminių skolų ateina mums būti kaip tėvais. Automatiškai jie per tą patį kūrėją perduoda mums įvairiausias programas, kurios irgi yra mokymosi dalis. Mes kaip mokiniai, nesuprasdami, kad mus moko, nenorim priimti tų pamokų, nenorim priimti tų nemalonių situacijų. Automatiškai tai sukuria mums jausmus. Į tą kažkokį tai žmogų, ten ar į tėvą, ar į motiną, sukuria kažkokius jausmus. Ir kol tie jausmai aktyvūs,
jie įtakoja dabartinį mano gyvenimą, nes tai irgi yra mūsų bendra sutartis, tai yra energija, tas pats jausmas, ir jis įtakos mano gyvenimą tol, kol aš neprisimsiu už jį atsakomybės. Bet jeigu aš prisiimu atsakomybę už visus negatyvius jausmus, kuriuos jaučiau kitam žmogui, ir nutraukiu sutartį su tuo žmogum, panaikinu tą antspaudą, tai pradeda neįtakoti mano gyvenimo. Nes, pavyzdžiui, jeigu yra mano blogas santykis su mano motina, tai visi santykiai, kokius bet beeičiau su antra pusė, irgi bus sunkus dėl to, kad pas mane yra aktyvi sutartis su motina. Reiškia, mano sutartis aktyvi su motina, kur aš jai turiu įvairiausių priekaištų, pasąmonės pagalba ir architektų atves į mano gyvenimą tokią moterį, kuriai aš irgi turėsiu daug priekaištų, nes jinai tiesiog veidrodžios mano mamą. Bet jeigu aš susitvarkau santykį su mama, jeigu aš susitvarkau santykį su tėčiu, nutraukiu tas sutartis, nutraukiu tos emocinius krūvius, jausmus, tos anspaudus nuo tų sutarčių, automatiškai matrica, pasąmonė, architektai verčia tos pačius partnerius esančius mano gyvenime su manimi elgtis kitaip, dėl to, kad aš prisėmiau atsakomybę už tai, ką padariau, už tuos jausmus, kuriuos ištransliavau. O atsakomybė priimama irgi labai paprastai. Kaip mes prieš tai kalbėjom, aš atleidžiu savo ir atsiprašau savęs, reiškia, aš turiu savo sutartį su savimi, aš atsiprašau savęs už tą sutartį, už tą nemeilę savo ir atleidžiu savo. Tai jeigu kalbant, visada pradedam tvarkymą sutarčių nutraukimo pirmoje eilėje su aš, tada eina mama ir tėtis. Ir kaip nutraukiamos sutartis su tėčiu ir su mama? Tai vėlgi, aš turiu išsigryninti, o kasgi yra toje sutartyje parašyta, kokių negatyvių jausmų aš jaučiau arba mamai, arba tėčiui. Ir tiesiog irgi pasiimu popieriaus lapą, tušinuką ir rašau, kokių priekaištų turėjau mamai, kokių priekaištų turėjau tėčiui. Ir kada aš išsirašau šitus dalykus, tos priekaištus, kuriuos turėjau mamai ir tėčiui, aš matau, kokie jausmai tenais dominavo, atpykau dėl to, kaltinau dėl to, neatleidau, bijojau ten, tarkim, to ir to. Aš matau jausmus, kuriuos jaučiau šiems žmonėms. Ir kol tie jausmai yra aktyvūs, kaip sakiau, tai yra kaip antspaudai ant tų sutarčių, kurias reikia nutraukti. O kad nutraukti sutartį, viskas labai paprasta. Aš tiesiog nuoširdžiai atsiprašau už visą pyktį, už visą nepasitenkinimą, už visą skausmą, kurį sukėliau. Pradžioje šitą praktiką gali būti atliekama mintyse. Mama, aš atsiprašau tavęs už visą skausmą, kurį sukėliau. Tėti, atsiprašau tavęs už visą skausmą, kurį sukėliau. Ir šita praktika irgi daroma tol, kol aš realiai pradėsiu jausti, kad tai, ką aš sakau, yra tiesa. Netgi vien pasakius tai per prievartą, jeigu jūs, tarkim, patyrėte daug skausmo ar smurto ar prievartos psichologinės ar fizinės iš savo tėvų, jeigu jūs tai patyrėte, šią praktiką atlikti yra gan sunku, sudėtinga, dėl to, kad tos nuoskaudos gali būti labai didelės. Bet jeigu jūs jau žengėte tą žingsnį į meilę savo ir priėmimą savęs ir nutraukimą savo sutarties su savimi pačiu, kada jūs priimate save, kada jūs atleidžiate savo, kada jūs atsiprašote savęs. Atlikus šios veiksmus, sutarties nutraukimas su tėvais yra žymiai lengvesnis. Sakau, viskas aišku, gali būti įvairių situacijų, gali būti labai sudėtingų ir sunkių santykių su tais tėvais. Bet kol tos sutartys aktyvios, jos automatiškai pritraukinėja į mano gyvenimą tokius pačius destruktyvius santykius, kokie ir buvo arba su motina, arba su tėvu. Bet jeigu aš nutraukiu sutartį su tėvu ir su motina ir tiesiog nuoširdžiai atsiprašau jų už visą skausmą, kurį jiems sukėliau, už visą pyktį, kurį jiems jaučiau. Nes iš tiesų reikia suprasti vieną dalyką, kad tėvai kaip elgėsi, tai buvo pati geriausia jų versija, kokią jie tik tais galėjo iš savęs išgauti. Pas juos nebuvo geresnės versijos, negu jie galėjo duoti. Ir netgi yra sakoma, kad mano tėvai davė man dvigubai daugiau meilės, negu gavo iš savo tėvų. Reiškiasi, seneliai, jų tėvai, gavo dvigubai mažiau meilės negu mano tėvai.
Reiškia, aš pats savo vaikams galiu perduoti dar 2 daugiau meilės, negu gavau iš savo tėvų. Tai reikia suprasti tai, kad tai, kaip tėvai su mumis elgėsi, ar jie ten mylėjo, ar nemylėjo, ar jie ten sakė gražius žodžius, ar jie rūpinosi, tai, ką jie davė, tai buvo maksimumas iš to, ką jie galėjo duoti. Pagal savo parametrus, pagal savo nustatymus, pagal visas programas, kurios buvo jiems suinstaliuotos, tai buvo maksas, ką jie galėjo duoti. Ir jeigu tas maksas, nepilnai tenkino, automatiškai jūs turėjote priekaištų. Ir kadangi tie priekaištai yra energija, kuri užtvirtina sutarties galiojimo laiką, jinai yra aktyvi tol, kol jūs už tą jausmą negatyvų neprisimsite atsakomybės. Bet kada jūs prisiimat atsakomybę, išsirašot, kaip nemylėjau mamos, kaip nemylėjau tėčių, kokiu priekaištų turiu jiems, už visus šitus priekaištus mintyse, aš atsiprašau už visus priekaištus, kuriuos tau turėjau. Jūs pradedate naikinti šitą sutartį. Ir jeigu jūs tai padarote gyvai, ne mintimis, nors jau ir mintimis yra labai didelis efektas ir netgi jūs mintyse tai padarė, jūs pajausite iš karto skirtumą, kad tėvai, jie pradėjo kažkaip tai kitaip elgtis su jumis, jie pradėjo kažkaip tai kitaip bendrauti, kalbėti. Jeigu netgi, tarkim, vienas iš tėvų arba abiejų tėvų jau nebėra gyvų, visiškai tai neturi reikšmės dėl to, kad energija, jinai nemiršta. Tas pats ir nei tėvas, nei motina nemiršta, jų sielos nemiršta, jos gyvena amžinai ir jos jaučia, kada jūs sakote, kada jūs prisimate atsakomybę, kada jūs nutraukėte tą sutartį, visa tai lieka, pasiekia juos. Tai kada jūs tai padarysite, jūs pamatysite, kad jūsų gyvenimas realiai pradeda keistis. Ir tai nereiškia, kad jūs turite sutikti su tėvų nuomonė. Pavyzdžiui, dėl ko vyksta visi konfliktai su tėvais, nes jie bando tenais aiškinti, kaip gyventi, kaip elgtis, kaip ką daryti ir taip toliau. Ir jeigu aš turiu savo nuomonę, jinai nesutampa su tėvais, automatiškai bus konfliktas ir kažkoks tai nepasitenkinimas tuo, kad jie kišasi į mano gyvenimą. Ir čia tas pats gaunasi veiksmas kaip su tuo paveiksliuku, atsimenat, kur rodžiau aš anksčiau, su tuo paveikslėliu, su nepriimtais jausmais. Atsimenat, čia kaip tas jausmas ateina negatyvus, jeigu nuo jo bėgu, jis didėja ir galiausiai sutraiško. Tai lygiai taip pat ir su tuo rūpesčiu, kokį išreiškia tėvai, tai yra ta pati energija. Bet jeigu mes nuo jos atbėgam, nuo to rūpesčio, tokio, kokį jisai duoda, jisai mus vis persekioja ir traiško. Bet jeigu mes į tą rūpestį, koks jisai bebūtų, pakeičiam požiūrį, reiškia, priimam tą rūpestį kaip tokia yra tėvų meilės kalba. Taip jie išreiškia savo meilę savo. Taip jie išreiškia savo meilę man. Toks yra jų rūpestis. Ir aš visą tą rūpestį priimu su dėkingumu. Reiškia, aš nusiimu visus skydus, nusiimu visus tos barjerus, kuriais buvau apsistatęs. Ir kada man tėvas arba motina pasakoja, kaip jie norėtų, kad aš elgčiausi, gyvenčiau, daryčiau kažką, tai aš priimu tą su dėkingumu ir pasakau, mama, tėti, ačiū tau už tavo rūpestį, aš girdžiu tave, bet aš elgsiuosi taip ir taip, nes tai yra mano nuomonė, aš turiu savo nuomonę, aš turiu savo gyvenimą, bet dėkoju tau už tavo rūpestį. Ir kas tada atsitinka? Tada tėvai pajaučia, kad energija, kurią jie nuolatos bando mums perduoti, jų savo meilės kalbą, jinai galiausiai buvo priimta. Reiškia, aš įsileidau tą energiją. Aš ją įsileidau, aš ją patikrinau, ar jinai man tinka, ar netinka. Jeigu tinka, viskas ok, aš ją priimu ir tada taip ir elgiuosi. Jeigu jinai man netinka, aš tiesiog išreiškiu, kad žiūrėk, ačiū tau už tavo rūpestį, aš girdžiu tave, aš priimu tavo rūpestį, bet aš elgsiuosi taip, kaip man yra geriau, nes aš suaugęs žmogus ir aš pats priimu sprendimus savo gyvenime, aš esu atsakingas už savo gyvenimą. Ir tokiu būdu ta energija prateka. Jinai tada nėra užtvankos. Tada tėvai nesijaučia, kad jie yra atstumiami, jie jaučiasi, kad jie yra priimti. Ir automatiškai energija prateka. Tai šios pamokos užduotis yra nutraukti sutartis su tėčiu ir su mama. Kada jūs nutrauksite sutartį su tėčiu ir mama, kada jūs jų atsiprašysite,
Kada jūs priimsite jų meilės kalbą tokią, kokia yra, be pasipriešinimo, kardinaliai keisis jūsų gyvenimas. Kardinaliai keisis ir jūsų santykiai su dabartiniais partneriais, jūsų santykiai su darbe esančiu kolektyvu ar kažkur tai kitur, kur jūs turite kažkokius sąsajų su kitais žmonėmis. Kada jūs nutraukėte sutartis su tėvais, visa matrica persikrauna. Visa realybė pasikeičia. Tai tikiuosi išgirdote mane, nes tai yra labai svarbi pamoka. Šita užduotis yra labai svarbi. Netgi tokio pačio svarbumo kaip ir tas sutartis su savimi, nes mama ir tėtis tai yra pagrindiniai žmonės gyvenime, per kuriuos mes atėjome iš tą tikrovę ir tai yra be galo svarbus šitas ryšys, jį palaikyti švarų ir teisingą, nes nuo to priklausys netgi koks bus santykis kitose gyvenimuose, tai pirmoje eilėje sutvarkom santykį su savimi, tada sutvarkom santykį su tėvais ir tiesiog stebime, kaip keičiasi mūsų gyvenimai. Tai tiek šiam kartui, tiek šiai pamokai ir susitiksime jau 10 pamokoje. Iki.